Pagavai ką nors? Ne. Nuo pat ryto meškerioji ir nei vienos žuvytės nepagavai. Tai kaip aš pagausiu, jeigu nekimba? Tai kam tada meškerioji? Aleks, aš tavęs klausiu, kodėl neatsakai? Ką, Valiusia? Kodėl čia sėdi ir meškerioji, jeigu matai, kad nekimba? Tai kad neturiu ką veikti. Meluoji. Jeigu tik panorėtum, atsirastų. Aš juk negaliu ištisą dieną sportuoti. Mano raumenims reikia poilsio. Ai, aš ne apie tai dabar kalbu. O apie ką? O apie tai, kas to jau seniausiai turėjo ateiti galvą. Kodėl iki šiol man dar nekarto nepasipiršai? Tai kad, Valiusia, tu niekada man nesakai, kad aš galiu tau pasipiršti. Pats galėjai susiprasti. Kai pirti vestis tau drąsos kažkodėl tai užtenka. Tai kur pirtis, Valiusia, o kur vestuvės? Jeigu būtum pasipiršęs, naujus metus sutiktume ko gero kaip normalų žmonės. Kur nors Afrikoje, arba Kenijoje, arba Zimbabvėje. Žinai, kaip smagu maudytis per naujus metus šiltoje jūroje. Aš tai žinau, bet tu ar žinai, iš kur man gauti tiek pinigų? Na, aš tai bočelio būčiau paprašiusi, jis man niekuomet nieko neatsako. Tai tau neatsako, iš kur aš pinigų tiek imčiau? Aleksai, tu nesupranti. Tuomet mes būtume jau kaip ir viena šeima. Tai ką man dabar daryti, kad taip išėjo? Tai gal aš kalta? Atsimink, Aleksai, naujų metų pirtyje sutikti aš nesiruošiu. Ožkos metai? Ožio ar nebeturim? Ir neberit ką išneka. Pats ožiai Gaspadoriaus broleris iškeitė, dabar gal tu ieško? Nu, aš kienogi pinigus buvo pirktas. Mano pinigai, mano ir rožys, vadinasi, ką norėjau su juo, tą ir galėjau daryti. Tu ką, Jonai, tikrai? Kas tikrai? Nu, ar tikrai pirkai ožį už bočelio pinigus? Nu, dabar aš liksiu kaltas. Nu, pasiskolinau porą šimtų litų, negi išsvetinu. Ai, skola nerona, neužgis. Aš čia sąsiuviniai viską esu susirašęs. Nusispjaut man ant tavo užsirašymo. O jeigu ožys stovėtų tvarte, būčiau skolingas. Pala. O tu, Gaspadoriaus broilerius valgiai? Tai kiek, Birutė, sriubytės įpildavo, tai tiek ir įsrėbdavau. Na, bočelį nereikia per daug gudrauti. Valgiai to lygiai su visais. Tik visą laiką aimanavai, kad pilvą pučia. O, vadinasi, valgiai. Tai dabar mes esam kvit. Aš tau nebeskolingas. Valius! Valiusyt! Ateik, čianai tu būsi liudininkė. Ateik ir pasiklausyk, ką šitie šneka čia. Nešūkau, bočelį, nėra Valiusės išėjai. Jūtų jau irgi tokie kaip aniet valdžioj. Knatai. Išmokot jau apgaudinėt žmonės, išmokot meluot, išmokot vogt. Ašgi viską žinau. Galvojat, kad aš jau nieko nebesuprantu, kad aš jau senas, ane, kas nesugeba dorai dirbti, taigi tas ir eina valdžion, kad ką nors pavogt galėjo. Ką jau čia kalbi, bočelį, kada Jonas ėjo kokion valdžion? Nu, kaip gynėjo. O kasgi partijon buvo įsistojęs, kad fermoj vietą galėtų gaut. Manot, kad aš jau nieko nebeatsimenu, ane? Dabar turbūt sermata kam nors ir prisipažint? Gėda tam, kam subinė plika. O aš savo proto dėka ir žemė prie pat namų atsėmiau, ir mišką, ir ne bet kokį, o su ąžuolynu, ir ežero kampą. Ar ne taip, Birutė? Yra kas ir geriau įsitaisė. Ne, nu tai nenorėk, kad kaip pirmininkas, sekretorius ar ten zootechnikas. Tik tai šnekėti ir išmoko, to daugiau nieko. Nei ta žemė jūsų, nei miškas. Panorėsiu, tai aš...
Per 3 naktis jakšto karčiamoj viską praulevosiu. Grįžk! Girdi, ką sakau? Grįžk, sakau! Vakar. Nauji rankenai sačiau. Ir vėl. Beprotyvas. Kasgi tau dabar, Valiusyte, verki? Tai su Aleksiuku susipykai. Aš iš karto pastebėjau, kai tu tik tai įėjai pro duris, kai trenkiai durimis. Taip ir reikia. O taigi, jiems spynos gaila. Jiemsgi spyna brangiausia. Dabar jau tikrai išvažiuosiu. Nebegyvensiu čia, nebekentėsiu. Aš irgi nebekentėsiu. Kai pensiją išėjau, taigi manęs žmogum nebelaiko. Žemę pasisavino, pinigų pasiskolinę nebegražina, net sriubytę šaukštelius ir tos skaičiuoja. Nu, a kągi tau Aleksiukas pasakė? Nieko. Nieko. Tas ir yra, kad nieko nepasakė. Matai, koksai. Ašgi viską matau. Kaip tik tai vakaras ateina, tai taip ir tykoja, kaip tave pirtelėn prisviliot. O dienos metu jau matai, žodžio jau ištart nebegali. Žinai, Valiusyte, sugalvojau. Važiuokime geriau gyvent sostinėn Vilniun. Persikelsim kokius 5 hektarus žemės prie to Akropolio ir gyvensim kaip ponai. Pačeli, kaipgi tu tą žemę persikelsi? Nu, kaipgi nepersikelsiu, persikelsiu. Kaip ir visi kiti. Ašgi tai lietuvis, kuo aš blogesnis. Užsiveisim ožkyčių, tu jas ganysi, melši, o aš šviežią pieną tiems Akropolio ponams pardavinėsiu. Ir aplamai gyvenimas provincijoje. Tundra. Geriau, kaip tu sakai, iš tikrųjų, važiuokim Vilniun ir gyvensim. O prieš išvažiuodamas, tai aš padarysiu tokį ferverką, tai kad visa žemė drebės. Aleksai, ar pasiutai su šitokia uniforma žvejot ant ledo? Į ką jį pavirs? Atstok, tėvai. Neprisiklausau aš mat tavo zirzėjimo. Aleksai, stok, grįžk. Kaip tu kalbi su tėvu? Ir durų netrankyk. Ir ko tas duris abudu dabar trankot? Visas namas dreba. Tai tu jo paklausk. Jau žodžio pasakyti negalim. O tu ko trankai? Aš trankau, aš ir taisau. Matyt, su Valiuse susipyko. Mačiau, abudu šnekėjosi ant ežero, paskui ten nulėkė namo ir šitas pradėjo susinervinęs. Aš manau, ar tik nebus kalti tie pasisėdėjimai naktiniai pirtyje. Eik jau tu, Petrai. Tai negi Valiusė tokia. Tai tokia, netokia, o žiūrėk ir pasigauna. O čia iš kur? Laiškininkė atnešė, nespėjau perskaityti. Keista seniai jau. Laiškų negavo. O! Vanut, tu žiūrėk. Gerbiamieji ponai Butkai. Šių metų gruodžio 31 dieną 20:00 valandą
kviečiu atvykti į Kadžių svečių namus, palydėti senuosius ir sutikti naujuosius 2003 metus. Rajono meras. O Jėzau, Petrai. Pats meras. Už ką? Kaip už ką? Už ką mus kviečia pats meras? Jeigu kviečia, vadinasi yra už ką. Kai pagalvoji, taigi visų rajono žmonių sukviesti tai negali. Vadinasi, atrinko tokius pačius. Bet tai, kad nieko nebeturiu nei apsirengti. Kuom aš apsirengsiu? Norėsi, susirasi. Kaip susirasiu? Taigi tos senus tai nebeįlysiu, o visi kiti tai šlapdarinės. Pavažiuosim į miestą. Nupirksim tau kailinius ir man paltą. Jėzau, Petrai. Bet kiekgi tas kainuos? Ir man suknelė, ir tau kostiumas. Svarbu, kad nebūtume apsirengę blogiau už kitus. Jeigu jau kviečia į aukštuomenę, visą tai žinoma kainuoja. O kaip su dabkais bus? Juk esam susitarę, kaip visada kartu švęst. Matyt, taip kaip visuomet jau nebeišeis. Reikės pasakyti, kad švęstų vieni. Bet ar neįsižeis? Įsižeis, tai bus įsižeidę. Matai, kaip išeina. Vieni kurmiais gimė, kurmiais ir miršta. O kiti vakai. Ar koks neteisingas tas gyvenimas, kai kartais pagalvoji. Nu, kuo tas laiškas? Neskaičiasi, bet nežinau. Vėl kokie nors mokesčiai, ne kitaip. O, matei? Gražiai pakuotės. Dariute, tu tik paklausyk. Gerbiami ponai dabkai, šių metų gruodžio 31 dieną 20:00 valandą kviečiame atvykti į Kadžių svečių namus, palydėti senuosius ir sutikti naujuosius 2003 metus. Rajono meras. Va, Jėzau. Už ką? Kaip ką už ką? Už ką meras mus kviečia? Matyt, žinau už ką. Klausyk. Ašgi toj Kadžių salėje subuvęs. Tengi mane į partiją. Šitą, ne, ten, kad norėdamas visų žmonių nesutalpinsi rajoną. Tai matyt atrinko pačius jau tokius. Jėzus Marija. Aš neturiu ko apsirengti. Norėsi, susirasi. Susirasi, kur susirasi? Va, kelios dėvėtos suknelės, labdarinės, va. Pašoksim į miestą. Nupirksim suknelę, kailinius pigesnius, ašodinį paltą, skryblio. Ne. Vėl iš bočelio skolintis, ne. O ką daryti, jeigu aukštuomenė esi kviečiamas, o tai kainuoja. Jonai, kaip bus su butkais? Kaip? Taigi mes kaip visuomet su jais švenčiam. Šį kartą, kaip visuomet, nebeišeis. Reikės butkams pasakyti, kad švęstų vieni. Įsižeis. Įsižeis? Tai bus įsižeidę. Įsižeis. Toks yra gyvenimas. Vieni kurmių gimė, kurmių ir mirs. O kiti va kaip. Jo, ar koks nedėkingas tas gyvenimas. Kai pagalvoji, tai...
Bočelį, ar tu čia? Aš, tik tai tu, nešauk. Ką tu čia darai? Bomba. Krapštau. Iš kur tu ją gavai? Butkų daržiniai buvau užkasęs. Per naujus metus aš tokį ferverką padarysiu. Ai. A house that's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears couldn't melt the snow. What can I do Ačiū. without you? I've got no place to go. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas. Sveikas, Jonai. Labas, Petrai. Žiūriu, tu ar ne tu, paskui matau, kad tai tu. Aš irgi pamaniau, kad ne tu. Paskui žiūriu tu. Ar vienas? Su Birute. Greit bus valanda kaip dingo. Manoji irgi valanda kaip dingo. Bet nesigyrei, kad į Maksimą važiuosi. Nu, tu irgi neskaliai kaip šuo po kaimą. Na, nepyk, kad paklausi. Ar aš pykstu. O nenormaliai šnekame. Jeigu tau įdomu, tai mes gavom pakvietimą naujosius metus pas merą sutikti. Su Ona pasitarėm, be dovanų taigi neįsim. Mes irgi gavom. Tik nenusprendėm, eisim ar ne. Tai ko tada į Maksimą atlikai? Nu, tik nepamanyk, kad merui kyšio. Ale geri ragai. A? Pasimatuok. Balius, ko nesiruoši? Paskui imsi įmanuoti, kad nespėjai. Nesiruošiu, nes nežadu važiuoti. Kaip tai nežadi? Smeras, pakvietimą atsiunčiau, mes nenuvažiuoti negalim. Renkis ir kad kuo geriau atrodytų. Sakykit, ką norit, bet man nekyla rankos. Nei to kostiumo vilktis, nei šitais batais autis. Tai kaipgi aš po to galėsiu į karstą gult su tais pačiais drabužiais? O savo tai prisipirkot kailinių, paltų, batų, o už kienogi pinigus? Tėvai, o kai ožį iš namų nesiklausęs išvedė, ką buvai apsirengęs? Naujus metus ir į grabą gulti su tuo pačiu kostiumu negali. O po laukus valgyti su ožiu gali. Taip? Ne, tėveli. Nieko neatsitiks, jeigu su tuo pačiu kostiumu per naujus už stalo pasidėsi. Ir dar aš jums pasakysiu. Jeigu jūs jau patys politikoje nieko nenutuokit, tai bent manęs paklausykit. Na, niekur nevažiuokit. Rinkimai ką tik tai praėjo. Gal to mero ten toj valdžioj net ir kvapelio neliks. O naujasis meras manot, kad neatsimins, kaip jūs su tuo senuoju sėdėjot už vieno stalo ir ruliavojot, a? Neatsimins. Tai negi kitas ateis. O man politika nerūpi. Kas ateis, su tuo ir sugyvensiu. Nu, tau tai gal ir nerūpi. Ava butkams rūpi. Tai Butka irgi važiuoja. Aš kurgi tu jau žinai, kad važiuoja. O gal jisai tik tai pasigyrė. O paskiau sėdės namuos ir krizens iš mūsų kvailumo. Nu, tai jau visai. Nei sąžinės neturėtų nieko. Matot? O ką aš sakiau? Jie net ir nesiruošia važiuoti. Mane pasiliks, o paskui krizens. Ne mane Butku jiems apie pirštą apvynioti. Kam tu tėvai taip kalbi? Geruojugi pa žmonės einam. Ne išmaldos prašyti. Ir tu, Aleksai, žiūrėk. Tvirtai, kietai, kaip kirviu, kad būtų nukirsta. Tu jo nemokyk. Aleksik, tik jau tu nesijaudink, gerai? Pažadi. Tai ko man jaudintis? Kai bus, tai bus. Na tai ką? Einam su Dievo padėjimu.
Bet kai jie ateina, pasipuošia kaip bažnyčion, sakiau, kad neišvažiuos. Jau bus kažkas sugalvoję, ne kitaip. Tėvai, kodėl nieko nesakai? Prašom. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Brangus kaimynai, sveikinam jūs su paskutinė šių metų diena, atsiprašant. Priimkit mūsų dovanas. Labai ačiū. Mes irgi esat paruošę. Tai kaipgi čia dabar suprasi, ką Merijos balin nebevažiuojat? Gal mes ir būtume važiavę, bet va, Aleksas. Sakyk, Aleksiuk. Aš Valiusas norėjau prašyti, kad būtų mano žmona. Jėzus Marija. Aleksiuk. Valiusko. Ko tylėjai, nieko nesakėjai? Mama, irgi aš žinojau. Tai jeigu jau šitai, tai gal nebestovėkim prie durų. Eikim į kambarį. Valiusy, padėk nusirengti. Prašom, prašom. Prašom, prašom. O, gerai. Gera pradžia pusė darbo. Taip. Gerbimiai ir brangus kaimynai. Valiusia, Aleksai. Jonai, palauk, bučelio nėra. Kuris pastebėjo? Bočelis fejerverką padarė! Degam! Degam! Bočelį! Ateikitgi, ateikitgi, nukabinkit mane. Bomba!